Krepšininkai daug treniruojasi tam, kad galėtų pataikyti metimus. Krepšininkai atiduoda daug laiko bėgiojimams, raumenų auginimams ir, žinoma, mėtymui į krepšinį. Tačiau yra dar vienas svarbus komponentas, be kurio krepšininkas nebūtų toks labai geras, koks jis kartais būna. Ir tuo įsitikinome ir šiame pasaulio krepšinio čempionate. Psichologija yra vienas iš svarbiausių dalykų, jeigu ne pats svarbiausias dalykas. Apie tai mes šiandien studijoje ir šnekėsime su psichologu Mariumi Daugelavičiumi. Labas vakaras. Labas vakaras. Pirmiausiai noriu jūsų paklausti apskritai, kaip jūs apibūdinate psichologiją krepšinyje? Psichologija, aš laikyčiau, kad tai yra vienas svarbiausių dalykų profesionaliame sporte, tame tarpe ir krepšinėje. Tam tikram lygmenį sportininkų galimybės fizinės, jos jau susilygina. Tai yra, nebėra tokio ryškaus pranašumo vieną prieš kitą. Nuo tam tikro lygmens prasideda jau psichologiniai momentai. Ant kiek žmogus yra motyvuotas, kaip jisai sugeba tą tikslą siekti, ant kiek jisai sugeba atsiriboti nuo baimių savo, nuo įvairiausių psichologinių kliūčių ir taip toliau. Todėl, kuo aukščiau lipam link profesionalaus krepšinio, tai yra svarbesnė vieta. Jūs sutinkate su tuo, kad psichologija lygiai taip pat svarbi kaip ir fizinis pasiruošimas? Absoliučiai. Sakyčiau, netgi pradiniam lygmenį, tai yra svarbiausia yra fiziniai, duomenys fizinis pasiruošimas, ūgis, greitis ir taip toliau. O ko mes toliau einam, tuo svarbesnis yra psichologinis pasiruošimas. Kokiais būdais ar metodais jūs rekomenduojate krepšininkams ruoštis psichologiškai svarbioms rungtynėms, turnyrams, varžyboms? Visų pirma, tai yra koncentracija į tikslą. Tai yra žmogaus motyvacija. Žmogus turi matyti švyturį, link kurio jis eina. Kada žmogus koncentruojasi tai, ką jisai turi pasiekti, jisai turi atsiriboti nuo visų kliūčių, nuo pašalinių dalykų, nuo kažkokių tai smulkmenų, nuo asmeninių problemų, nuo to, kas liko namuose. Tai yra svarbiausias dalykas, tai yra, kad žmogus mokėtų koncentruotis. Koncentruotis ir atmesti visą tai, kas nereikalinga, kas jam trukdo. Tai yra svarbiausias dalykas ir koncentracija. Tai įmanoma? Realiai žmogus vis tiek turi šeimą, jisai skaito internetą, skaito laikraščius ir... Be abejo, žmonės yra žmonės. Koncentracija įmanoma tik tai kažkokį tai laiką. Tai yra neįmanoma visą laiką turėti prieš akis tikslą ir tik tai jį matyti, be abejo. Bet tokių momentų kaip čempionatas atveju, tai yra ne tik, kad įmanoma, bet ir būtina. Labai įdomu, nes iš tikrųjų net ir mūsų rinktinės žaidėjas Mantas Kalnietis prakalba apie tai, kad pernai, tarkim, jisai neatsiribojęs buvo nuo interneto, nuo laikraščių ir panašiai. Šiemet jis žaidžia labai gerai ir jis sako, aš atsiribojau nuo visko ir tai man padeda iš esmės išlaikyti tokį lygį. Be abejo. Jis atsiriboja ir susikoncentravo į tai, ką jisai turi daryti. Vien atsiribojimas be koncentracijos į tikslą jisai nieko neduos. Tuščia vieta kaip ir nebūna. Žmogus turi apie kažką galvoti, jis turi į kažką koncentruoti. Žmogus bet kokiu atveju apie kažką tai masto. Svarbu, apie ką jis masto ir ant kiek jį išmuša pašaliniai veiksniai. Pernai lietuviai važiavo į Europos krepšinio čempionatą kaip favoritai. Visi tikėjosi pergalių, medalių tikrai. Galiausiai patyrėm fiasko, o šiemet iš vis nieks nieko nesitikėjo ir štai prašau, 5 pergalės iš 5 rungtynių. Kuo jūs tai aiškinate? Pirmas momentas tai yra atsakomybės slėgis. Kada žmogaus labai daug tikisi, jį tarytum prislėgia toks sunkus akmuo. O bėgti varžybose su sunkiu akmeniu ant nugaros yra gerokai sudėtingiau negu lengvai. Šiais metais niekas, kadangi iš jų nesitikė, jam yra lengviau. Žmogus atsipalaiduoja, jisai gali atskleisti visą savo galimybės. Kada žmogus įsitempęs, jis realizuoja maksimum pusę savo galimybės. Jis yra sukaustytas, jisai nemasto, baimė, atsakomybė, jie apakina, prislėgia. Kada žmogus atsipalaidavęs, jam yra kur kas lengviau pasiekti pergalę, atskleisti savo sugebėjimus. Galbūt tie sugebėjimai netgi yra analogiški negu pernai metais. Bet šiais metais jie labiau atsipalaidavę. Tai kaip bus dabar? Dabar, kai jau visi tikisi, kinai, kinai, turim keliauti toliau, tikrai. Be abejo. Tai yra, aš manyčiau, sudėtingesnis momentas negu... Psichologiškai, jo. Tai ką dabar turėtų daryti krepšininkai? Kaip jūs sakėt, koncentruotis? Koncentracija yra atsiriboti nuo visų trukdžių. Ir žmogus jis turi turėti patirtį darbą su savo baimėm.
Vat, kada žmogus bijo ir jisai nepasiruošęs tam, kad jisai bijo, vat, labai sunku su tuo susitvarkyti. Žmogus turi žinoti savo minų lauką vidinių, tai yra, jisai turi žinoti, ko jisai bijo, ant kiek jisai gali panešti atsakomybės. Profesionalus sportininkas, bet kuris va šitą praeina. Čia trumpam ir stabtelėkime, dabar pasižiūrėkime